Prieš tai serijoje. Naujoji prokuratūros darbuotoja Ieva aiškinasi klubo Levita Bela įtariamojo administratorius Arvydo Rimšos Kislotniko nusikalstamą veiklą. Visą informaciją jį perduoda per Laiką. Laika beprotiškai įsimyli Ievą, tačiau jai nė motais. Paaiškėja, kad Kislotnikas verčiasi prekybą žmonėmis į užsienį. Iš šių nelaimėlių gretas papuola ir pati Ieva. Bėda dar ir tai, kad būdama apsvaiginta pameta nuotolinio sekimo daviklį. Tačiau operatyvumo ir profesionalumo dėka prokurorai Tadas su Marite, jų ištikimieji pagalbininkai Laika ir Bulvė greitai suranda ir išgelbsti Ievą. Operacijos metu sėkmingai sulaikomas ir pats Kislotnikas. Taip pat pašalinti samdomas žudikas Haroldas su narkotikų dileriu Tomu. O prie jų prisikasti padėjo Bulvė, kuris atsitiktinai buvo įveltas į klasės draugo pinkles. Prokurorai toliau tęsė savo darbą. Gerai, užtenka. Ei, bišas, varom? Klausyk, o jūs visada tekavo tą kriaušę? Taip, visada ateina pirmas ir išeina paskutinis. Nenorėtum tokiam po ranką pakliūti? Einais. Fanatas. Prašau, pasirašykite čia ir šičia. Ačiū, viso geriausio, jūs mums padėjote labai. Prašom. Na ir kaip? Nieko. Tik tiek? O ko tu tikėjus, kad aš pradėsiu tau žarstyti komplimentus? Panelė Ieva, tokios kryžminės apklausos aš dar gyvenime nesu regėjęs.
Pats Artūras Paulauskas galėtų pasimokyti. Gerai tau šaipytis. Nieko aš nesišaipau, bet Žulikai gali pradėti. Jeigu jis tau numetė siūlo galą, tai privalai jo griebtis, o ne tęsti savo anksčiau numatytą tardymo planą. Jam į tai nusispjauti, jis turi savo ir jame turi ieškoti skylių. O tai tu manai, kad aš akla, tu manai, kad aš nemačiau, kaip jisai susimovė su tom valandom? Aš tyčia jam nieko nesakiau, galvoju, kitą kartą priminsiu. Rimtai? Taip. Tu matai. Tai vadinasi, reikės būti atsargesniam su tavimi. Aš nemaniau, kad tu esi dar ir klastinga. Geriau sakyk, ką Marytė atraportuosi. Gerbiamas vyr prokurorė Kondrimai, mūsų naujoji darbuotojai puikiai susitvarkė su duota užduotim ir atsižvelgiant į jos ankstesnius nuopelnus teisėtvarkos struktūrose, galima ją drąsiai rekomenduoti prokurorės stažuotojos pareigoms. Su bandomuoju laikotarpiu savaime suprantama. Tadai, ir tu gali ką nors normaliai pasakyti, be pozos? Žinai, kai sakau, Žulikui stok šauksiu, pozos nebūna. Neįmanoma su tavim rimtai. Tai jau. Tai einam pas Marytę. Ką žinai, ar bus? Matai, turėjo būti kažkokiem susitikime. Bet gal jau grįžo? Kaip tu manai, ar paliks mane pas jūs? O ką labai norisi? Na, taip, ir Vilnius, ir darbas įdomesnis. Paliks. Kur dar tokia rasi? Labas, Ingrida. Jums Ingrida, tu man pasakyk, tu dažnai naudojas nelegaliomis paslaugomis? Atsiprašau. Žinai, ką mano švinė vakar pasakė? Ką? Kažkada perskaitė laikraštą, laikė, kad Lietuvos šešėlinės ekonomikos apimtis vyruoja nuo 3 iki 5 milijardų litų. Ir vakar pradėjo mane tiesiog ėsti. Sako, tai ką jūs ten darot, už ką jums algas moka, kaip jūs ten dirbat, kodėl jūs nepakuojat visų tų kazino, kodėl tų lošimo namų nepakuojat, Aš jai sakau, ko tu kišiesi baltą varną ten, kur nereikia. O jie ėmė mane mokyti, kaip dirbti, įsivaizduoju. Kaip tai nepakuojam? Aišku, kad pakuojam. Aš jai sakau, jeigu tu išsikvieti kirpėją į namus, arba daktarų kartais į delną kokį pinigėlį įspraut, taigi irgi nelegalios paslaugos. O jie man sako, ne tie mastai, įsivaizduoju. Aš tai į kirpyklą vaikštau. Todėl, kad savo kirpėjo neturi. Bet aš tau apie kitką, jeigu kiekviena, supranti, pradės kišnosi ten, kur nereikia ir mokyt, kaip dirbti, nu. Tai ką čia, visi valstybę valdysim kartu. Visą vakarėlį sugadino. Buvom susirinkę vardinių švęsti, tiesiog nuotaikas sušiko ir viskas. Aha, tai vakarėlį sugadino. Jums skambino šefė. Klausyk, Ingrid, padaryk man kavos, gerai, tik stipresnės. Žinai, galvelė tai skauda nuo tų ginčių, a? Gerai, jums skambino šefė. Nu gerai, kas dar? Kas skambino? 12 valandą jūs nori matyti vyriausybėje. Nu čia dabar ko? Kas nori? Kažkoks naujas patarėjas teisėtvarkai premjero. Jo, jiegi ten naują paskyrė. Tu nežinai, nepasakė pavardę? Ne, nesakė. Pavardės nieko neprisistatė. Gal čia dėl mažiekių, ką? Nežinau. Nu, kas dar? Kai visuomet atsiuntė duomenis skenduolių iš salotės ir medžiagą apie bėgus. Kokį bėgus? Nu ta, kuriam buitinio alkoholizmo metu pirštus nukapojo. Tai aš viską Tadui atidaviau. Va, kaip tik jisai ir ateina. Tai medžiagą man atnešė. Kokią? Ne, aš dėl Ievos. Ką dėl Ievos? Taigi tarėme, žiūrėsim, kaip seksis. Viskas nuspręsta. Patikrinta, keliaujate personalo skyrių ir apiformina dokumentus. Tu man medžiagą atnešė. Iš kadrų skyriaus. Dėl bitovų hestos. Vargas su jumis. Sveikinu. Ačiū. Na ką, iš tavęs priklauso prisirašymas. Tai sakykit aiškiai, ar radot ar ne? Nu. Tipo, užpelengavai. Ką tu užpelengavai, tau smegenys išdžiūva, pirtyse besidrožiant. Jeigu pabėgo, sakykit, kad pabėgo. Tiek babos. Jūs suvokėt to, kad man reikės iš savų viską grąžinti. Ne tik mano kušas dingsta, bet ir tų, kurie stavkas laimėjo. 100 gabalų ant žemės nesimėto. Vieno dėdo pavyti negalėjot. Niekur nedings. Tik saugom rajoną, šukuojam. Tu savo makaulę susišukuok. Gal minčių atsiras daugiau.
Jeigu nebus babkių, subinę savo turgui pardavinėsit, aišku? Atrodytų pas jūs tvarka kaip tvarka, o vis tiek negalite įsirengti kambarėlio rūkantiems. Tik kiek kartų aš Marytei sakiau, bet matai, jis rūko savo pipkę atsileidęs ir nekreipia dėmesio. Rūkykit laukia arba laiptinėje, jūsų cigaretė smirda. Nors dabar, kai jau ir laiptinėje rūkai burba. Jo, čia aiški diskriminacija tų, kurie rūko cigaretes. Šiaip, kai pagalvoju, seniai reikėjo mesti tiek pinigų suryje. A jeigu pagalvojus, tai visas gyvenimas brangus malonumas. Įsivaizduok, rūkai, geri, valgai, mokesčius moki. O mergos kiek investicijų suryja. Va, ypač mergos, ne tik babkės, atima dar ir širdį sudaužo. Tu ką, vėl apie Ievą prašnekai? Tai ne apie Britney Spears. Baigtų svaigti vieną kartą. Ar visiškai aklas jau, ką? Kuria prasme? Nu, ta prasme, tu ką niekad nepastebėjai, kad jinai į Tado pusę žiūri. Tado? Nu taip, Tado. Tu ką niekuomet nematei jos nedviprasmiškų žvilgsnių į Tado pusę, ką? Nu, ne. O ką Tadas? Nu, ką Tadas? Tu ką Tado nepažįsti? Arba jis apsimeta, arba, aš nežinau, po Neringos mirties visiškai apatiškas tapo moteriškai giminiai. Nu, tu man atleisk, kad aš tau taip tiesiai šviesiai viską išrėžiau. Nu, tam bičai ir yra, žinai, kad viską nevyniodami į vatą pasakytų aiškiai. O šiaip pats neprarask vilties, žinai, iniciatyvos neprarask. Tadasgi ne traktorius, galima ir pastumt, ne? Blemba pagodėjai. Sušikai nuotaiką. Dėk čia. Važiuosim. Judinkis tu. Tu pavėlavai. Atleisk, turėjau daug reikalų. Tu visada vėluoji. Mano darbas toks. Dėdė Marijonas dirba tokį patį darbą, bet jisai visada spėja. Ir mano klasiokai nereikia tiek daug laukti. Atleisk man, turėjau labai daug reikalų. Galėjau su Mykalu išvažiuoti treniruoti. Jisai su tėvais jau seniai išvažiavo. O kas jo tėvai? Dėdė Marijonas niekados nemeluoja. Atleisk man, sakiau, kad negalėjau. Ai! Po velnių ir gyvenk su tuo savo dėdė Marijonu. Arba bet kada gali kraustytis pas močiutę. Ji turi bent daugiau laiko. Atleisk. Nepyk. Nepyk ant manęs. Gerai. Nepyksti? Aš nenoriu, kad tu kraustytumeis. Nei pas močiutę, nei kur kitur. Aš tau noriu būti tobulas tėvas. Bet suprask mane, aš neturiu 4 rankų, 6 kojų. Mums abiems sunku, kai mamos nėra. Aš pasistengsiu daugiau niekada nevėluoti. O tu pasistenk ant manęs nepyk, gerai? Gerai. Kaip, važiuojame treniruoti? Dar spėsim. Pagaliau aš tave sulaukiu, tu sienos pridžila tu.
Čiagi tokie dalykai prasidėjo. Tu neįsivaizduoji, čia prasigert galima, čia cepelinų užspringti įmanoma. Tu valkiesi kažkur visą dieną. Aš treniravausi. Treniravaisi gerai. Treniruokis dabar labai intensyviai. Tavo kovinis vardas Žaibas. Nepyk ant manęs, nepyk. Aš dabar noriu išsiliet kaip neris, kaip nemunas, kaip šnapso upė. Tai ką sužinojai? Aš ką sužinojau? Supratau, viskas prie reikalo, taip? Teisingai, aš nemėgstu tuščiai pliurti, tu nemėgsti tuščiai pliurti. Mesgi dirbam ir aš tai dirbu su azartu, supranti? Dirbu. Geriau. Bobas myliu. Viską darau širdies. Tu nepatikėsi, su kuo šiandien balsu. Tu net neįsivaizduoji, tu nepatikėsi. Man jau kelis kartus sakė, kad aš nepatikėsiu, bet taip nieko kol kas ir nevyko. Taip, buvo, visko buvo. Aš supranti irgi galvoju, pralysiu, nepralendau, neiškart. Tu ką, manai, labai lengva. Tas pogrindės kovas papult. Ten žinai, kokie vyrai. Čia tau. Bet jie tave stebėjo ir tu jiems labai patikai. Tikrai patikai. Žino, kad tu iš provincijos, žino, kad tu ten treniruojasi, kaip tu ringe kaliesi. Bet dabar viskas gerai. Svarbiausia, kad tu patekai. Ten patekai, kur visada veržėsi. Dabar babkių turėsim. Vo. O procentus kaip sutarėm, nes jie aš tavo promauteris. Kas? Menedžeris, agentas, tetė, mama, bratanas, draugelis tavo geriausias. Su kuo ten susitikai? Aš su kuo susitikau? Aš susitikau su pačiausiu. Tu neįsivaizduoji, kas ten per vyras. Ten toks vyras, ten vyrukas, supranti, ir čia tau niekas lėkiukai ir ne voveraitės. Regis, jie padauginai? Aš nepadauginu, aš dar nepadauginu, bet aš nepadauginsiu. Tikrai padauginsiu, nes tokią progą nepadauginti neįmanoma. Ir tu sėsk, gerk, šnapšas. Aš gert negaliu, man formą reikia palaikyti. Teisingai. Dabar formą palaikyti yra svarbiausia. Nes, gerai, o aš galiu išgerti? Gali. Galiu. Gerai. O pabūsi su manim? Pabūsi. Teisingai, nes tu esi man skolingas. Jei, klausykit, ten prie baro, atneškit mums čia dar, Nešūkit, aš nueisiu atnešti, ko tu nori? Aš ko noriu? Aš noriu degtinės, lietuviškos, ir alaus. Ir cigarečių dar paim, gerai pakėlė. Taip, kaip sutarėm. Susitiksim. Iki. Šefe. Tu ko laukia, aš einu pietauti. Grįšiu apie 1, tu irgi pavalgyk. Mums nereikalinga, tu mirusi. Mums gyvata reikalinga. Šefe, vyriausybė. Ką? Prisimenat, naujas patarėjas teisėtvarkai ir panašiai. Rytegi sakiau. Tu jopšik, čimopšik, klausyk. O tu nesužinojai jo naujos pavardės, ką ir man? Stasy, klausyk. Jo, tai ir... mane čia vyriausybė kviečia ant kilimėlio. Gerai. Iki, atšaukia mūsų susitikimą. Paskambinsiu. Iki. Paskubėkit, liko 15 minučių. Gerai. Pasveikintų žėjai? Jo, priėmė. Aha. Prisirašymas bus vėliau, kai šiek tiek apsitvarkysiu. O tu turi laiko? Normaliai, o ką? Gal nueikim kur pavalgyti? Jėga, o savo galvoju, ko trūksta. Nieko nuo ryto nesuvalgiusi, per tą jaudinimas viskas iš galvos išlėkė. Priims, nepriims, praeis, nepraeis. Aš čia geras vietas parodysiu. Gerai? Vesk. Kiek šiandien susirinks 10, 20? Daug nebus. Tik tai tie ligoniai arba tiems, kuriems babkės kišenės spaudžia. Aišku, šūdas gavas. Tik neseniai baigiam ir vėl. Kiek mes ten atsargoje turim? Neskaitant manęs ir to liko dar 2. 2. Tai vadinasi pagal olimpinę sistemą. Tai būtų... Tu ko žvengi? Ko tu žvengi? Ką olimpinės sistemos nežinai? Iki bibliotekai pasiskaityt. Vis tiek šūdas gaunas. Daug nedarausim, tik 2 kovos. Su kuo tenai tu? Su tuo iš Gomelio, ne? Kaip jisai? Geras, ne? 15 minučių atlaikys? Gerai, pažaist su juo, pažaist taip. Kad tik tau biškį kraujo nuleisti, supranti? O paskui ant kokio 5
Ar 6, ne, geriau ant 6 raundo. Žiek jam į dantis taip, kad būtų daroko. Ir kad tiems šiknas susidarauktų. Iš baimės. O, bus tada gerai. Ar tas su kuo kovoja? Su Palisos iš Kaliningrado. Palisos. Nu gerai, Palisosą mes dar galim palaikyti. Pasakyk jam, kad eitų iki 8 raundo. Jo. Ir paskui atsidaro, gauna į snukį ir eina į parterį. O, visi ant jo statys, bus surprizas, aš šeštadienį atsijimsiu. Ar ne? Nu, bet sakyk, kad gerai smūgį priimtų, aš jam dantų neatstatysiu. O tai kaip su Chomiaku ir tom babkim, kurias nufilino? Sakei, kad stebim rajoną, šukuojam. Chomiakas. Nu, aš jam turiu kitą chodą. O, Lietuva tipo teisinė valstybė. Nu, pažiūrėsim, kaip jinai saugo piliečius ir jų sąžiningai uždirbtus pinigus, nuo kurių mokami mokesčiai. Sąžiningai, nesąžiningai. Tu mane aiškink, supratai? Tu mane aiškink, sąžiningai. Aiškintojas atsirado. Nesišaipyk, supratai? Būtum Chomiaką žiūrėjęs, nereikėtų man su mentais tampytis. Eikit, išeikit. Negadinkit apetitą. Klausyk, Žaibė, aš manau, sėkmė garantuota. Suraitysi tu tą ožį, suraitysi, net šlapios vietos neliks. Klausyk, kodėl tu visą geri tą vandenį? Įkalam po pidisoką už bendrą sėkmę. Žaibė? Ne. Ne? Kaip sau nori. Nors lašas degtinės dar niekam nėra pakenkęs. Ai, tarp kitko, tu žinai anekdotą, kaip Pietka nusprendė tą boksininkų? Tai tu užsisakyk, ką nori, nebijok, aš sumokėsiu, statau. Nepersistenk, Andrėjau. Čia ne pasimatymas, o bendradarbių pietūs. Aš paprasčiausiai kaip džentelmenas norėjau pasirūpinti merginą ir viską. Klausyk, džentelmenė, mūdu abu vienodai uždirbam, tai jau pasirūpinsiu kaip nors savim pati. Tu ką, feministė kokia? Jūs rinkot? Kas čia yra tas va kepsnys audronaša? Audronaša, natūralus kepsnys. Iš ko jis? Iš mėsos, garnyras šviežios daržovės ir bulvytės fri. Nu, tada aš užsisakysiu žuvį su bulvių košė. Ir pomidorų sultis. O aš norėčiau salotų su liežuviu ir mineralinio vandens be burbuliukų, prašau. Nenuotasilas, tai aš pats suprantu, kad iš mėsos, o ne iš šik paperio. O tu nervuojas, gal žmogus tik pradėjo dirbti, vargšelis, stengiasi, o tu tyčiojas niekši. Aš jam arbatpinigių tikrai neduosiu. Aha, o tu man pasakyk, ar Tadą seniai pažįsti? Gerai jį pažįsti? Nu, kaip metai, bet manau, kad gerai. O jis neseniai neteko žmonos? Ne žmonos, matai, jie tik kartu gyveno, bet taip jį žuvo. Jis ją labai mylėjo? Manau, nu, kaip ir visi žmonės pykdavosi, bet dabar jiem labai sunku dėl Gyčio, žinai. O koks jis žmogus, Tadas? Paprastas kaip mes iš mėsos. Tu nepyk, kad aš klausinėjau, tiesiog judu su bulvė paprastesni, su jumis lengviau bendrauti, o Tadas paslaptingas. Tiesiog noriu žinot, su kuo turiu reikalą, supranti, ko iš jo tikėtis. Nu, aš suprantu. Kaip darbuotojas jis patikimas, ambicingas, tu jo gali tikrai pasikliauti. Va, pavyzdžiui, papasakosiu vieną istoriją. Kaip tyrėm, jis tik dar pas mus atėjo į prokuratūrą ir gavom tokią labai keistą bylą. Supranti, radom lavoną, pakartą ir galvojom. Ei, garsonė, tai yra mergaitė, atnešk man dar 100. Nereikia. Nu, nestabdyk, tu Žaibė, nestabdyk. Ogi gerai sėdi mane. Įsivaizduoji, mesgi pradėjom dirbti.
Ir turim būti kaip tikri bratanai. Vadinasi, ir turim pasidaryti kaip tikri bratanai. Jis man ir sako, čia yra likimo pirštas. O aš jo klausiu, kuris? Va šitas, ar va šitas? Tu manęs nesiklausai? Klausau. Girdėjau, jūs su Tadu įdomią bylą tyrėt prieš tai kartu, taip? Ne vieną. Kažkas apie medžioklę? Buvo tokia, buvo. Papasakok. Žinai, kaip aš tau geriau papasakosiu, kai mes su Tadu susipažinom. Na. Man tai jis iš karto patiko. Supratau, kad bičas savas, prie bairio, žinai. Va, tyrėm tokį bylą su Kamaro. Ten Boba nukokošėjo savo vyrą. Dėl babkių, žinok. O eik tu. Vos atkasėm. Šaudė į langus. Jokinga. Rimtai? Galvoja, suklaidins. Aš iškart supratau. Tadas po to jau, žinai, to. Aš jį nukreipiau. Labadiena, ponas. Atsiprašau, ponė patarėja. Nesitikėjai? Aš ne. Vilija. Nesitikėjai, kad tavo buvusi žmona, kurią išmetei prieš daug metų kaip nereikalinga šlepetė, taps premjero patarėja? Na, prašau, tik nereikia, gerai. Tiek metų praėjo. 13. Aš labai gerai atsimenu. 13. Aš galvojau, kad tu vis dar apygardos teisme. Na, žinoma, galvojai. Tikėjai, kad paskirs kitą patarėją? Juk nėjo apie mane kalba. Ne? Na, aš pletkais neužsiimu. O, žinoma, tu pas mus labai uolus, geras, sąžiningas prokuroras. Aš atsimenu. Tik prašau, nepradėk, gerai, nepradėk. Prašai? Gerai, tada ir aš paprašysiu. Sėsk. Tikiuosi supranti, ko tave čia pasikviečiau. Na, dažniausiai visus reikalus tai aptariama su generaliniu arba su jo pavaduotojais. O aš norėčiau su eiliniais aptarti visus reikalus. Norėčiau sužinoti, kaip ir kas apygardui. Norėčiau sužinoti, kaip bylos tyriamos, kodėl jos vilkinamos, kodėl jos vis pralošinėjamos teismuose. Čia yra tavo apygardos statistika. Patikėk, labai gerai ją įstudijavau. Tu visada labai mėgai statistiką, visokius skaičiukus. Na, jeigu jau taip, tai baigim su tuo familiarumu. Gerai? Sakykime vienas kitam jūs. Gerbiamas prokurorė, jūs žinote, kad pas jūs yra toks labai žymus Tadas Vitkus. Kabutėse. Nuo jo ir pradėkim. Gerai, ponė patarėja. Tai vieni pabėgot pietaut, mane palikot, ne, gražu labai. O kodėl mes turėtume tave pasiimti? Mes gal ir su Ieva turim slaptų reikaliuką, ne? Todėl, kad tu man skolingas pietus esi. Nuo kada? Nuo kada? O vakar įdomu, kas statė, ką? Vakar? Taip, vakar. Tai tu prisimink. Palauk, Tai aš prisimenu. ar tu iš tikrųjų neturi už ką nusipirkti pietų? Ne, aš turiu. Aš galiu pavaišinti. Ne, aš tiesiog... Aš nupirksiu. Tiesiog mes kartais traukiame vienas kitą per dantį ir viskas. Štai. Bet dažniausiai aš jį kaip truktelnu, tai lieka įsižiojęs kaip karosas. Šiaip dažniau traukiu aš jį. Ir iš vis, mano humoras yra subtilus, kai aš jį traukiu per dantį, jis to net nesuvokia. O būtina vienam iš kito šaipytis? Jo, moterys to niekuomet nesupras. Ką jau ten vargšeliams suprasti, moteris tokios kvailikės, kad pasislėp po puodais ir tupėt. Aš nieko nepasakiau tokio. Gavai kringelį ant nosies, gali užsirašyti 1-0. Aš iš tikrųjų nieko neturiu prieš Ne, viskas moteris. gerai. Jis tikrai nieko neturi prieš moteris.
Nu, nepyk bulvė, aš atskleisiu tavo paslaptį, jis yra slaptas gėjus. O jis yra atviras kvailys. Palaukit, bet jau jūs rimtai, nu ką čia dabar? Nesusipykit. Ne, tai čia mes tik tai... Nes mes į dieną po 5 kartus ir susipykstam. Trumpam po to iš karto susitaikom. Aišku, nepanobodžiausi su jumis tikrai. O ai su mumis nepanobodžiausi, mes esame laimingi Ir sotus. Nu, aišku, ne visi sotus, bet... Gadini frazę visą. Na, kokią frazę sugadinu? Visai atrodo kietas vyrukas, ne? O kietas tas, kuris neša, ar tas, kurį neša? Bulvė, aišku, turėjo galvoje tą, kurį neša. Tas, kuris neša. O tu policininkas esi, tai ko jo nesudrausminai, ja? O kodėl aš turiu kištis? Ką jie padarė? Jeigu vaikinas truputėlį pablebarė, nu tai kas čia dabar tokio? Draugelis matyt, kad negerės, pasirūpint savo girtus. Družbanų. O ir taip dabar prie baro matau atsiskaitinėje, jeigu viskas tvarkojo. Bet to aš dar ir darbelių turiu tokių dabar. O, aš lygštynės. Aš taip bulvę į savaitę po 2 kartus išnešu. Nu, ką dabar turi tokią? Ne, viena tokia niftėmų byla papuolė. Kažkas ten apie nelegalias kovas, totalizatoriai kažkokie tai vyksta. Aišku, kad pasiskundė tie, kurie legaliai dirba, nes nemaža pinigėlių suma praplaukia pro šalį, aišku, pro juos. Tai būtent tie legalieji spaudžia mano viršininkus, viršininkai spaudžia mane, tai va ir lakstau pirmyn atgal. Aš gal jau ir eisiu. Jūs tik vienas kitų domitės, tai ir sėkmės. Ieva, Iki. palauk. Ne, aš pati apsirengsiu. Tai ką? Ate. Nemoki to apseit su moterim, oi nemoki. Bračiu, ko tu čia iš vis atsivilkai? O tu ką, aš pavalgyti negaliu ateit, Tai ką? galėjai atsisės prie kito staliuko. Viską sugadinai, jau man gerai ėjosi. Jau turėjau užkabinęs. O vat nueisiu ir atsisėsiu. Reik. Žodžiu, ponia Kontrimai, nekokie reikalai jūsų skyriuje. Nekokie. Neblogesni negu kitur. No, neblogesni. Taip, dirbam ir dirbsime. O, Marius, didelis vaikas užaugo. Ko tau Marius parūpo? Taigi savas vaikas, nesvetimas. Prisiminiai? O ką? Aš ką nors jį buvau pamiršęs? Buvau jo atsisakęs, ką? Nepadėdavau jums, kai reikėdavo? Taip, pasislėpęs nuo savo sijonų. Nepradėk tu savo bobiškų lėlę. Tu ko čia nusisukai? Ko čia nusisukai? Gal neteisybę sakau? Ką taviškė leidžia tau susitikti su juo? Ką tu manai, kad aš nežinau, kad tu slapstaisi kaip koks raupsuotas, kai reikia savo sūnų pamatyti? O tu jau labai čia leidai pasimatyti su sūnum. Bent kada nors. Leidai? Aš neleidau. Taip. Tu iš visos skuduras. Aš tau pasakysiu, tu pirmą pasitaikiusi sekretutką tau kojas parodė ir tu įskydai. Įskydai, kai... Vilija, baig. Tu čia baig man aiškint. Tu čia baig, ką nežinai, kiek man tai kainavo. Tu neprisimeni... Padėk knygą. Knygą padėk, sakau. Tu ką, nežinai, kiek man tai kainavo? O aš tai labai puikiai prisimenu. Todėl, Kontrimai, įsidėmėk. Aš tau labai aiškiai sakau, aš tave labai gerai prižiūrėsiu. Ir jeigu tu paslysi kaip prieš 13 metų, įsidėmėk, pats būsi kaltas. Viskas, galite eiti. Pokalbis baigtas. Kai reikės, iškviesim. Labai teisingas knygas skaitote, ponia patarėja. Viso gero. Tai sakai, policijai nelegalios kovos užkliuvo, kad banditas banditą dubas. Tai ką bus geriau, kad jie išeis į gatves ir tamsiuose tarpuvartėse tikos. Ką man daryti, jeigu tokią bylą dabar gavau, ką? Vis tiek reikia kapstytis, ieškot kažkaip tai išeities. Tai nepradėk pasakot, kad tau tokių dalykų nebuvo pasitaikę. Gal, bet žinai, prokuratūra prie tavo užduoties tikrai rankų nekiš. Aš net nežinau, kuo tau padėti, nebent naudingais patarimais. Nu ir tai gerai. Turiu čia tokį vieną pažįstamą. Anksčiau buvo dziudo sporto meistras. Nu. Dabar treniruoja tos bušidistus. Na, jis tikrai turėtų žinoti, ką nors apie tos nelegalius turnyrus. Visai įmanoma. Bet ar jis norės tam kalbėtis? Nu, gal... Na, pabandyti reikia. Velnes. Na, jis pasakysi, kad nuo manęs... Bet kaip tas jo klubas vadinasi, nebežinau. Gal koks nors bušido rusys, ką? Dar pakalbėsi, šūdą aš tau pasakysiu. Oi, atsiprašau, ponas prokurorė. Vitkus klauso. Kaip? Kaip tai galėjo įvykti?
Gerai, tu būsi. Kas atsitiko? Skambino iš futbolo mokyklos. Gyti susižeidė. Regis stipriai pasitempė sausgyslę. Gal aš galėčiau tau kaip nors padėti? A, kuo tu man gali padėti? Ne, nu nežinau, ką nors gal. Ačiū, nereikia. Nu, sėkmės tau. Ingrida, aš šiandien nebegrįšiu. Sveikas, Tadai. Labas. Kas Tadai nutiko? Gytis per treniruotę sausgyslės pasitempė ar kažkas panašaus, nelabai žinau. Aš važiuoju su juo. Tadai, palauk. Bulvė pasakojo, kas nutiko. Manau, Gyčiui daugiau padėsiu, turiu slaugės diplomą. Gerai, sėskis, važiuojam. Na, norėčiau ir aš dabar į ringą. Pavydžiu jums, anksčiau tokių šansų nebuvo. Na, dabar norėjo olimpiadą, nori kovos aštuką užsidirbi. O, gimėt pačiu laiku. Tai kitą šeštadienį? Taip, Tolikas pasakys, Vykiu, jūsų apie tikslų laiką. O tu su galva galvok. Su ją galima daugiau nuveikti nei su kulokais. Ir ne tik ringe. Čia tokios šaibos sukasi. Tu sapnuot nesapnavęs. Ir jeigu tu nori, kad tau nubirėtų, reikia pasistengti. Tu supranti, apie ką aš kalbu, galvą klausyk. Gal. O šiandien irgi kažkas vyks? Nu, kita taisyklė, neklausinėk, kai tavęs niekas ir nieko tau nesako. Reikės pasakysim. Tai iki savaitgalio. Sakai, geras? Nu, normaliai, tėta. Inteligentiškas veidelis. Gaila bus, gaila. Tu Ievos nematei? Išvažiavo su Tadu, jo vaikui kažkas atsitiko mokykloje ir tai treniruotė, nežinau. A, su Tadu. Nu, aišku. O kam to jos reikia? Nieko šiaip savo. Gal kas atsitiko? Nieko. Kažkoks susmulkėjęs atrodai. Pati tu susmulkėjusi, nieko neatsitiko, ką čia skaitai. O horoskopus? Va, paskaityk mano. Tavo? Nu, paskaityk, va. Taigi tu netiki horoskopais. Gerai, netikiu. Paskaityk. Gerai, jau gerai. Kas tu pas mus esi? Avinas. Vėžys. Gerai, jau gerai, vėžy. Skaitau. Visko po truputį. Artimiausiamis dienomis nebus sunku susižavėti savo išradingumu ir profesionalumu. Nu. Priešingos lyties atstovų dėmesį, jei tai aišku įdomu tau. Nu, gerai. Pritraukti bus lengva. Gal čia turės įtakos jūsų pomėgis kai kada rizikuoti, tačiau tai neilgam. Gerai, užtek šitų nesąmonių, vis tiek čia viskas melas. Palauk, čia dar apie finansus yra. Nereikia, aš vis tiek netikiu. Aš tai, pavyzdžiui, tikiu, man tai dažniausiai viskas įsipildo. Pat, pavyzdžiui, mano dėdė. Perskaitė horoskope, kad seksis finansuose. Nusipirko 10 loterijos bilietų ir ką tu savo galvoji, laimėjo 10 000 litų. O kodėl man niekada netitinka? Andžiui. Užeik pas mane į kabinetą. O tu nieko neįleisk. Gerai, šefė. Aišku. Nu, sėskis.
Pasikalbėti reikia. Apie ką? Apie gyvenimą. Tu vienas bandžiau išgerti, bet kažkaip nesigauna. Jaučiasi, lyg būčiau, žinai, ne prokuroras, o psichiatras. Kodėl? Vat kodėl? O todėl ir pasikviečiau tave, kad išsiaiškinti kodėl. O, pasivyk mane, o tai nelygios lenktynės blogai baigėsi. Tai aš galiu taip ir aplenkti? Nu, lenk mane, vis tiek neaplenksi. O kuo jis toks be nuotaikos? O tu ką, geros jau nuotaikos? Aš tai nieko visai. Nieko. O, taip ir būna. Gyveni, darai klaidas, po to bandai jas ištaisyti, o vis tiek visi kiti jas supranta kitaip. Jūs man tai sakot, aš tai jau seniai pastebėjau. O, tu apie tai, kaip jūs mane su sūnu mano susiekite? Ten viskas, taip kvailai, ką. Ai, neatsiprašinė. Čia kaip jau visada gyvenime būna, teisybė vis tiek išlenda į paviršių. Kaip sakosi, Edipas vis tiek savo tėvą nužudys, katruo keliu tas bekeliautų. Žinai, šiandien buvau vyriausybei. Pas mūsų viršininką, patarėja teisės reikalams. Ir pamačiau, kad čia mano žmona, buvusi. Čia to bachūro, o tai yra sūnaus mama, taip. Taip, ir taip viskas staigiai atsigamina, žinai, lyg vakar būtų buvę. Kodėl tas visas bobas vienodas, Vienodai kvailas, vienodai nuobodžios, vienodai kažko reikalaujančios. Ai, akis tik skiriasi, o visa kita tai... Nu, nesakykit, yra tokių merginų, o... Merginų. Gražių, puikių, o po to jos išteka tampa žmonomis. Ir kas jas pakeičia, Viena neleidžia man susitikėti su sūnum, nors jis tikrai yra mano sūnus, kita reikalauja dar kažko. Viena nori pinigų, kita nori ramybės. Viena nori, kad rūpinčiausi jos virbalais, o kita nori, kad gulėčiau kilimėliu prie jos durų. Ai, vienas ir tas pats. Vienas ir tas pats. Nežinau, nieko negaliu pasakyti, man neteko. Ir žinai, ačiū Dievui, kad neteko. Ir linkiu, kad niekada tu su to nesusidurtum. Į tavo sveikatą, ačiū. Į sveikatą. Ar tau tikrai čia bus gerai? Nenori į lovą? Nenoriu. Ai, vis dar labai skauda. Nelabai. Gal tau ko nors atnešt? Įjungki televizorių. Imk, pultelį įsijungsi pats, kai norėsi. Žinai, Gyti, viskas bus gerai. Einu dabar į virtuvę pas tavo tėtį, o jeigu ką, mane pašauk. Gerai? Gerai. Gerai. Nesijaudink. Patemptas raištis, tai nelūžis. Netrukus vėl galės sportuoti. O iki tol nuobodžiaus vienas namuose. Suprantu. Jam ne piragai. Jų duobų prisikentėjo, žinau. Ką tu žinai? Kiek tau cukraus? Pusę šaukštelį. Na, gal nežinau, įsivaizduoju. Aš taip pat esu netekus artimo žmogaus. Žinai, gaila, kad neturiu nieko prie kavos. Ir nereikia. Mano draugė žuvo kalnuose, aš suprantu, kaip jauties. Aš nenoriu šnekėti apie tai. Aišku. Tiesiog aš žmogiškai noriu, kad žinotum, jog labai tave užjaučiu. Klausyk, aš nenoriu šnekėti šitą temą. Ir viskas. Tu kavą su pienu geri? Taip, jei turi. Neturiu. Tadai, aš taip tau ir nepadėkojau, kad mane išgelbėjai. Nėra už ką. Aš vykdžiau savo tarnybinę pareigą. Bet nežinia, ko viskas galėtų baigtis. Galėjo baigtis. Būčiau kur bordeliai pripompuota narkotikų. Mes patys tave į tą jo valą įstūmėm. Tai ne tau dėkota, mum atsiprašinėti reikia. Bet aš irgi atlikau savo tarnybinę pareigą. Ieva. Ieva, nereikia. Nelysk prie manęs. Aš prašau. Po velnių, tu taip ir laikysi celibato iki gyvenimo galo, iki vienuolyną įstok. Tau ką neaišku, kad dėl mano kaltės žuvo jo motina. Vaikas liko našlaidis, aš nenoriu eksperimentuoti dar kartą. Tu dėl to nekaltas ir darai didžiausią kvailystę, jeigu nori viską išgyventi vienas. Ak, tu išgyvenimų žinovė. Tu ką, mane mokysi, kaip man elgtis, o kaip ne? Ačiū tau. Bet geriau būtų, kad tu išeitum. Palik mus vienus.
Ieva. Kvailys. O mes kartais nepažįstami? Bero, šiandien jūs jau čia mačiau. Tai nieko prieš jai prisėsiu. Tikrai ne, prašau. Sunki diena? Kaip sakėt? Tikriausiai šiandien buvo sunki diena. Atrodote kažkiek įsitempusi. Taip, visas darbas. Tai darbas. Didžiausias streso kaltininkas. Tai vat. O jūs niekuomet nebandėte po sunkios darbo dienos medituoti? Na, kaip čia pasakius, buvau susidomėjus jogą, bet žinot, kaip būna. Savaitę apleidau, po to jau ir nebeišeina prisiversti. Ačiū. Žinau ir visuomet prižadai savo, kad rytoj tai jau tikrai pulsi. O jūs niekur nesportuojat? Na, šiek tiek. Ką matosi? Na, šiek tiek. O ką matosi? Jums pažvelgus. O ką matosi? Matosi? Tai abudu panašiai, žodžiu. Ne, pas mane tai genai čia. Tai mamytė. Iš tikrųjų, porą kartų savaitę geriausia. Graži mamytė.